Jau nuo seno žmogaus gyvenimą valdė 4 pagrindiniai visatos elementai. Žemė, vanduo, ugnis ir oras. Jų visuma – visa kurianti, jungianti ir žadinanti jėga. Juos apjungianti žodis – gamta. Dar gilioje senovėje žmogus buvo tos gamtos dalimi. Jis buvo visiškai nuo jos priklausomas. Būtent gamta žmogui teikia galių ir stiprybės. Mūsų protėviai vienų stichijų bijojo, kitas garbino. Kiekviena baltų apeiga prasidėdavo nuo vandens. Tačiau ne ką svarbesnė buvo ir ugnis. Šios dvi stichijos atspindėdavo žmonių dvasinį gyvenimą. O kągi gamta jiems reiškia kasdieniame gyvenime? Kuo apie senesnius laikus mes kalbam, kuo ankstyvesnės epochas analizuojam, tuo žmogaus ryšys su supančia aplinka, gamta, žeme yra tampresnis. Ryšys yra visa kame. Visa tai, kas supo praeities žmogų ir yra gamta, yra žemė. Tiesiog daugiau nieko nebuvo. Žemė ir dangus. Taigi visos mintis, visi veiksmai, visi tikėjimai, visi papročiai orientuoti būtent į šias dvi sferas, kurių be abejo pagrindinė yra žemė maitintoja. Žemė, ji buvo suvokiama skirtingai, tačiau visą laiką buvo išlaikoma tam tikra pagarba, visą laiką ryšys būdavo labai tamprus, organiškas ir nevartotojiškas. Kiekvienos epochos žmogus suvokia, kad žemė yra maitintoja, be jos jis tiesiog neišgyventų. Bet čia turbūt svarbu turėti omeny tai, kad apskritai tuomet viskas buvo sakralu, visas pasaulis sakralus ir galbūt yra bergždžia ieškoti labiau sakralių vietų už mažiau šventas sakralias vietas, kadangi visa supanti aplinka buvo tam tikra prasme šventa. Ir požiūris buvo tikrai netoks kaip šiandien. Šiandien mes žemę suvokiame kaip vartotojai, kaip žemę, iš kurios mes gaunam tam tikrą produktą, tiesiog mes valgome. Tuomet ryšys buvo žymiai gilesnis, jis buvo žymiai dvasingesnis. Žmogus ne tik imdavo, bet ir duodavo atgal. Esminis dalykas yra tas, kad šiandieninis žmogus nesuvokia savęs kaip po dalelytės tos gamtos, kaip po nedidelės dalelytės. Šiandieninis žmogus save suvokia kaip atskirtą nuo jį supančio pasaulio. Jis į pasaulį žiūri per televizorių, kompiuterio monitorių, bet pamiršta, kad jis yra čia. Ir visa tai, kas jį supa, jį tiesiog supa. Tuomet tai buvo savaime suprantama. Tuomet tai buvo prigimtinis suvokimas ir supratimas, kad mes gimstame čia, šioje žemėje, mes joje būsime, mes joje ir mirsime. Ir nuo to, kokiam santykyje su aplinka žmogus gyvena, nuo to priklauso ir ateities kartų gerovė. Tačiau kodėl dabar žmonės pamiršo pagarbą gamtai? Atsižvelgiant į tai, kaip dabar gamtai kenkia žmogus, aplinkos supratimo ir pajautimo jis beveik nebeturi. Vanduo žemėje užima daugiau ploto nei sausuma. Nepaisant to, dėl geriamo vandens trūkumo, kasmet pasaulyje miršta 8 milijonai žmonių. Jei niekas nesiims jokių veiksmų, po 25 metų, kaip teigia mokslininkai, gėlas vanduo žemėje pasibaigs. Pagalvokite, kiek metų tada bus jums. Kad geriau suprastume, kokiais mastais teršiama mūsų aplinka, mums padės skaičiai. Lietuvos oficialiosios statistikos portalo duomenimis 2014 metais Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 56,5 tonos teršalų, o 2015 jau beveik 66 tonos.
2012-aisiais Lietuvoje susidarė apie 39 milijonai tonų atliekų, o 2014-aisiais net apie 66 milijonus. Skaičiai kalba patys už save. Atrodo, kad žmonių laukia purvini laikai. Atsirado būdų ne tik išreikšti save, bet ir savo santykį su gamta parodyti. Vienas jų – žemės menas. Tokia meno rūšis greičiausiai atsirado kaip protestas prieš komercializaciją meno, kaip protestas prieš galerijų veiklą ir meno tą tapimą parduodamų ir objektų. Ir todėl kai kurie menininkai tiesiog išėjo į tokias erdves, kur kurti, kur lieka tik patys su savim, su gamta. Tas menas tampa nepriklausomas nuo rinkos, nuo pardavimo. Ir tai, aišku, atsirado 20 amžiaus kažkur gal po vidurio, apie vidurį 20 amžiaus, kai Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžioji Britanijoje, tose šalyse, kur labiausiai ta meno rinka ir buvo išvystyta. Tai kaip ir vienas iš tokių. Kitas momentas tai turbūt yra, kad kartu tai siejosi ir su ekologiniu judėjimu. Kartu su gamtos užterštumu ir su žmogaus ta tokia veikla, kuri ardančia, griaunančia arba naikinančia gamtą ir aplinką. Tas judėjimas jis yra kaip vientisas, todėl iš to išplaukia ir paties žemės meno darymo ar kūrimo principai. Tai yra labai svarbu yra nepakenkti. Tai yra nenaudoti medžiagų, kurios yra svetimos, reiškia, natūraliai aplinkai. Tai yra dirbtinių kažkokių medžiagų, kažkokių dirbtinių daiktų ir priemonių, jokių dažų, ar ten minių, ar ten kažkokių trosų, ar kažko. Todėl paprastai žemės menininkai, kurie daro tokio tipo meną, naudoja tai, kas yra čia pat. Ir iš ten randamų medžiagų, tas, kas yra tiesiog toje vietoje, yra bandoma padaryti objektą ar kitokį vizualinį, pakeisti vizualiai truputį aplinką, nepakenkiant jai. Tai yra vis dėlto šiuolaikinio žmogaus ar kaip tai grįžimas prie gamtos. Tai kūrybos procesas gali prasidėti tiesiog atėjus į vietą ir improvizuojant, randant medžiagų ar ten gamtos kažkokių objektų, kurie menininkui pasirodo įdomus, tinkami išreikšti kažkokiai idėjai. Tie keliai priėjimo gali būti, manau, pakankamai įvairūs. Jo. Žemės menas neturi savo metų laiko. Taip galbūt būtų galima pasakyti. Todėl, kad kiekvienas metų laikas, kiekvienas oras iš esmės turi būti tinkamas. Ne tai, kad turi būti, bet gali būti išnaudotas. Ir ypač aišku, žinoma, kad vasara arba žiema yra dėkingesnis laikas, nes yra daugiau medžiagos, iš kurios galima padaryti sukurti kažką. Tai žiema tai yra šaltis, kuris yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų, tai ten tada susidaro ledas. Tada tą ledą galima jį naudoti, prišaldyti, užšaldyti, padaryti objektus naudojant vandenį. Vasarą, rudenį yra daug spalvų, ypač rudenį įvairių, tai ir derinant. Žodžiu, kiekvienas metų laikas ir, tiesą sakant, ir net oras, kuris yra dabar, jisai šiaip turėtų turėti kažkokią, kuris tokia šlapdriba. Galima būtų savo rasti tą išraiškos priemonės kažkokias, kad išsireikšti ir tokiu oru.
Manau, kad žemės menu gali užsiimti bet kuris žmogus, kuris tik tai turi potraukį menui aplamai kurti. Aišku, kad taip kaip ir piešia vaikai kai tik tai pradeda pieštuką laikyti rankose, tai pradeda piešti. Tai yra gal vaikui tai yra vystymos ir savyraiškos kažkokie dalykai, o žemės meną galim prilyginti irgi savyraiškai. Iš vienos pusės, tarytum, tai gali daryti kiekvienas, bet iš kitos pusės tai nėra taip paprasta. Kai mes kalbame apie žemės meną, mes kalbame apie tą aukštąjį meną, kuris tarytum atėjo iš menininkų pusės, o ne iš sodininkų pusės. Ta prasme, kad būtent per meninės idėjas jisai atėjo, o ne per, apželdinimo. Nes labai lengva yra nuklysti į tokius supaprastinimus ir tokius kartais, kartais net tiesiog pradedama kenkti netgi gamtai, kai ten staiga paimama ir nudažoma kas nors kokiais nors dažais sintetiniais. Oi, kaip gražu, akmenį nudažėm. Bet, kaip sakant, tai tarytum prasilenkia tada su tuo žemės meno pačiu principu, pačiu jo ideologija. Ta prasme, čia reikia jautriai žiūrėti į šitą, į gamtą. Ir kai kurie dalykai jai nekenkia, jeigu ten nukirpsi vieną kitą jau bedžiūstantį augaliuką, tarkim rudenį, arba bekrentančius lapus, arba ten, tai nebus kenkimas. Ta prasme, tai bus vis tiek, tai jis natūraliai paskui nulūžta, sugriūva, supūva. Bet aišku, jeigu nuspręsim, kad mums reikia šitos pušies, ir jie, oi, man čia labai tiks, kaip tik atremsiu, šitą pušį atremsiu į šitą pušį, o tą į tą, ir gausiu tokį, ir aš čia nusipjaunu, tai aišku, kad koks čia jau gaunasi, kad nelabai, negerai tada jau. Tad ką galime vadinti žemės menu? Tai kūriniai sukurti gamtoje, naudojant natūralias, gamtinės priemonės, sukurti nepakenkiant gamtai, nekertant, nedažant, nenaudojant svetimų gamtai medžiagų. Aišku viena, galima būti didžiu kūrėju ir kartu saugoti tai, kas tave supa. Žemės menininkai puikus pavyzdys, kad ir šiuolaikinis žmogus iš gamtos ne tik ima, bet ją ir duoda. Kad ir koks galingas gali jausti žmogus, tenka pripažinti. Žmogus be gamtos neišgyventų, o pasaulis be žmogaus gali.